Šiandienos tema – ar gali skirtingų požiūrių, politinių, pasaulėjautos pora gyventi laimingai. Ir tai išaiškėja kartais netikėtai. Žmonės apsiveda ir išaiškėja arba kriziai, arba nelaimiai, arba išaiškėja netikėtai, kad žiūriai nesutampa požiūriai. Tai Tomai, pasisakyk, prašau, ką tokiu atveju daryti ir ko nedaryti. Na, šiaip tai čia toks karštas klausimas, užaštrėjęs palyginus neseniai, kai prasidėjo koroniniai įvykiai ir dar lygiagrečiai ten dar buvo visokie politiniai įvykiai, šeimos, poros, asmenys pradėjo ne tik Lietuvoje, bet ir visam vakarų pasaulyje labai dėmiai sekti politinės pozicijas, kairiąsias dešinėsias pažiūras. Ir išaiškėjo, kad yra labai aštrus, kai kuriuose porose yra labai dideli, labai aštrus skirtumai. Aš tokių porų žinau visą eilę, tam tarpe mano kai kurie labai artimi žmonės tiesiog išsiskyrė vien tik dėl to. Ir problema tokia, kad netgi pažinčių sistemose staiga netikėtai politinės pažiūros tapo vos ne pirmu kriterijum atsirenkant savo antrą pusę, ko nebuvo niekada istorijoje anksčiau. Dalis žmonių net iš pradžių nesuprato, kas tai yra, kiti, kurie pradėjo gilintis, greit susigaudė kurioje stovykloje. Ir problema pagrindinė yra tada, kai yra konkretus atvejis, yra vyrukas vienas, kuris konsultuojasi pas mane, jis skundžiasi, kad kiek tik tai jisai įeina į pažinčių tinklapius ir ieško savo poros, jis yra dešiniųjų pažiūrų, jis randa tik kairiųjų pažiūrų merginas ir nežino, ką daryti. Ir jam tai yra didžiulė dilema, savo pažiūrų merginos neranda arba žodžiu, nesutapimai kažkokie. Tai problema pagrindinė yra tada, kai yra radikalios ir labai ryškios kairios ir dešinios pažiūros. Ir kas man buvo visai netikėta ir labai įdomu, Amerikoje buvo darytas tyrimas, kuris parodė, kad daugiausia tokia problema kyla, kai vyras yra dešiniųjų pažiūrų, o moteris yra kairiųjų. Atvirkštinių atvejų, suprask, nebūna, arba atvirkštiniai atvejai labai reti, kad vyras būtų kairiųjų pažiūrų, moteris būtų dešiniųjų. Tai šitas niuansas man buvo atradimas, aš tik tai įtariau, kad taip gali būti, aš dar 2004 metais jau mačiau panašius reiškinius. Tai sprendimai yra tokie, kad pirmiausia, jie tikrai radikaliai skirtingų kairiųjų kraštutinių pažiūrų. Jeigu yra tikrai nuoširdžiai kraštutinių pažiūrų, tai jūsų gyvenimas yra praktiškai neįmanomas. Todėl, kad kairiųjų pažiūrų žmonės pasaulį traktuoja kaip neteisingą, kaip blogą, kad jame yra kažkoks chaosas ir kad jeigu su žmonėm atsitinka kažkokios tai nelaimės ir blogis ar kažkokia karma, tai jie nekalti dėl to. Dešiniųjų pažiūrų, ypač kraštutinių dešiniųjų pažiūrų žmonės galvoja visiškai atvirkščiai, galvoja, kad pasaulis yra absoliučiai teisingas, kad jis yra pastatytas ant gėrio pagrindo ir kad kiekvienas žmogus kaltas dėl to, kokios yra būklėje, kad tai tame nėra atsitiktinumų, kad jis atsakingas už savo būseną ir tokiu atveju, taip vadinamas resursų paskirstimas ir socialinė tvarka įvesti ją yra sąlyginai paprasta. Tai jeigu poroj vyras ir moteris yra būtent šitų kraštutinių pažiūrų, tai jie vienas kitą turėtų traktuoti kaip didžiausią priešą, kaip didžiausią blogį vienas kito atžvilgiu. Ir tokiai radikaliai porai aš manau, kad išlikti praktiškai be šansų arba tai kainuotų, taip sakant, nežmoniškai brangiai. Tai kainuotų labai didelės pastangas, labai daug laiko, kol tokia pora rastų kažkokį tai, taip sakykime, aukso vidurį. Teoriškai tai yra įmanoma, bet tai yra reti atvejai.
jeigu tą porą sujungia kažkokia tai neįsivaizduojamai stebuklinga magnetinė trauka ir jie tikrai daro pastangas, tai jie gyvenimo eigoje per didelės kančias galbūt ir, sakykime, pradės laimingai gyventi. Bet jeigu žiūrėt pragmatiškai į normalią porą, į daugumą žmonių, jie nori rezultato iš karto, jie nori laimingo gyvenimo greitai, jie nori čia dabar toj pat ir nemokamai, tai tokiu atveju radikaliai kairių dešinių tikrai nesugyvens ir nėra prasmės jiem pradėti santykius. Ir labai teisingai šitą klausimą reikia kelti pačioj pradžioj santykių, reikia uždavinėti, pažinčių pradžioj, reikia iš karto uždavinėti testuojamus klausimus, būtent iš politinių ideologinių pažiūrų. Dabar, jeigu jie nėra radikaliai kraštutiniai, jeigu jie yra arčiau centro, tada prasideda įdomus dalykai, tada, mano manymu, galima pasiekti tam tikrą netgi, sakykime, netgi labai gerai pamokantį atvejį, kuomet jų abiejų tarpusavio pastangos, jos gali privesti prie aukso vidurio. Šiaip, jeigu žiūrėti į politinės pozicijas, tai jos iš principo yra trys, yra kairioji, dešinioji ir centrinė. Ideali pozicija yra centrinė, bet į tokią poziciją labai mažai žmonių įsitaiko. Realybėje tokių yra ganėtinai mažas procentas ir paprastai politikoje šita tarpinė pozicija laikoma tokia nerealistinė. Dažniausiai politika daro arba labai kairios, arba labai dešinios pažiūros ir tarp jų vyksta kova ir bangavimas. Taigi centrinės pažiūros, techniškai kalbant, yra niekam nereikalingos politikoje, su retom išimtim, bet šeimoje tai būtų idealus atvejis, jeigu vyras ir moteris susitiktų toj tarpiniai centristiniai pozicijoje. Taip sakant, tai reikštų, kad jie randa kompromisą tarp dvasinių ir materialių dalykų. Dabar, kaip tai padaryti? Tai yra tam tikri patarimai. Jie nėra visai lengvi šitie receptai, bet yra klasikinis patarimas, kad kai tarp vyro ir moters yra kažkokie labai dideli norų, poreikių ar svajonių skirtumai, aš jau tą nekartą minėjau, ten vyras nori gyventi Kanadoje, žmona Australijoje, vyras nori penthause, žmona nori kaimo, vienkiemyje ir panašiai ir taip toliau, tai sprendimas yra per kompromisus. Taip sakant, reikia ieškoti tarpinių variantų, arba vienu atveju lenkiama į vieną pusę, kitu atveju į kitą pusę ir tokiu būdu randami tam tikri vidurkiai. Tai mano manimu, tokį kompromisų paiešką šiaip jau turėtų inicijuoti vyras. Čia turėtų būti jo, kitaip sakant, prerogatyva arba jo išmintis turėtų diktuoti tokį veiksmą. Ir jis galėtų savo pavyzdžių, savo išmintim, savo autoritetų, savo, sakykime, gyvenimo būdų, savo teisingą švelnę komunikaciją, tą, taip sakykime, kairiųjų pažiūrų moterį švelniai pertraukti į vidurį, link centro. Ne į savo pusę, bet link centro, ir tai jau būtų labai didelė pergalė. Tuo pačiu metu jisai turėtų pats irgi ateiti į centrą, jis turėtų artėti link jos ir švelniai ją gundyti ir traukti, reiškia, į savo pusę. Tai va šitoks variantas, mano manimu, yra įmanomas, jisai, aišku, irgi kainuoja, reikia tam išminties, kantrybės, nervų ir pastangų, kartais ir pinigų, bet šitą dalyką galima padaryti. Yra galimi kiti variantai, bet mano manimu šitas variantas yra arčiausiai realybės. Ir jeigu poroje yra tikrai kažkoks tai kitas magnetas, kuris jos traukia, tai gali būti seksualinis magnetas, tai gali būti ten, sakykime, vaikai, anksti atsiradę toj šeimoje ir vėliau išaiškėjo, kad jų pažiūros nesutampa, ar dar kažkokie kiti faktoriai, nežinau, ten bendras verslas ar kažkokie kiti reikalai, tada jie radę šitą problemą politinių pažiūrų ir jeigu jie tikrai deda pastangas, jie gali tą pusiausvyrą atrasti. Sekundę, aš dar vieną mintį turėjau užsirašęs, jeigu aš jos... Jo, nes tavo laikas baigėsi, Tomai. Gerai. Tai
Pasitikrink mintį, kas tau yra svarbu pasakyti, prašau, ir aš tada pratęsiu. Ok. Tuo metu, mėly žiūrovai, aš suprantu, kad mūsų yra skirtingos pažiūros. Pavyzdžiui, mūsų su Tomu pažiūra yra, kad laikai mum yra labai gerai. O pavyzdžiui, jums, vidutiniškai jūs link centro, kad, nei šis, nei tas. Todėl, pasislinkink link mūsų. Uždėkit lavus, laikus, pašėrinkit, padėkokit, pakomentuokit, užduokit klausimus. Ir jau bus klausimas, matau, iš Simonos mūsų, gerai, paskui vėliau į klausimą atsakysim. Ar Tomai radai jau savo... Ne, dar neradau, šiaip aš esmę pasakiau, vėliau papildysiu. Gerai. Tai dabar tada aš perimu vadeles. Mėly žiūrovai, žiūrėkit. Pirmas dalykas tam ir yra pasimatymai ir metus laiko susipažinimas, kad išsiaiškinti, ar jūs maždaug panašiai matot pasaulį. Tai jeigu nepamatėt, patys kalti, tada jau reikės mokytis mylėti. Ir poroj, kai pradeda ryškėti žiaurūs skirtumai, požiūrį į pasaulį, į politiką, belieka tik priėmimas ir meilė. Ir žiūrėkit, aš suprantu, priėmimas ir meilė labai tokie bendri žodžiai. Dabar einam į supaprastinimą. Poros dažnai bando prieiti prie bendro vardiklio per savo požiūrius, kad per vieną požiūrį susijungti į bendrumą. Ir tai yra didžiulė klaida. Visur porų dinamikoje ir terapijoje, ką mes darom, tai vienas išreiškia savo poziciją, kitas ją klauso ir gerbia. Ir nebando jos pakeisti. Lygiai grečiai kitas tą patį daro ir kitas mokosi išklausyti, priimt, suprast. Tai nereiškia, kad pataikaut. Kiekvienas gali pasilikti ties savo pasaulio požiūriu ir tik tai tuo atveju, gerbdami save ir kitą, mes galim sutarti, nesutarti. Tai yra vienintelis būdas, kaip galima išgyventi poroj su kardinaliai skirtingais požiūriais. Problema yra ne skirtingose požiūriuose. Problema yra fanatizme. Kai mes fanatiškai bandom visą pasaulį, tame tarpe ir savo mylimą arba mylimai, pritraukti prie savo pozicijų, įvaryti į savo į savo stovyklą ir įrodyti, ištemti, kad kiti pasikeistų ir kiti pradėtų matyti taip, kaip mes. Tai vadinama naivus objektyvumas arba naivus realizmas. Tai yra, mums visiems atrodo, kad mūsų požiūris į pasaulį yra teisingiausias. Ir kai mes kalbame su brangiai arba brangioju, supraskite tokį dalyką. Mes turim tik tai požiūrius. Ir mūsų tiesa, kuo mes esame durnesni, tuo mes labiau galvojam, kad mes matom pasaulį teisingai. Kaip vienas iš filosofų pasakė, Aristotelis, man atrodo, aš žinau, kad nežinau. Tomai, kuris ten pasakė, aš žinau, kad nežinau. Tai yra vienas iš tokių, svarbiausių momentų, kuris parodo žmogaus erudiciją. Problema yra tame, tas, kuris yra labiau išsilavinimas, labiau sąmoningas žmogus, arba moteris labiau sąmoninga, taip? Tie paprastai, kurie abejoja, leidžia kitam lipti ant galvos. Todėl gaunasi dar didesnė problema. Taip kad, pirmas dalykas, vienas iš momentų, kuris padeda skirtingam požiūriam sueiti, tai yra supratimas, kad kiekvienas iš mūsų turi tą naivų objektyvumą ir galvoja, kad mano teisingiausiai. Ir kai tik tai žmonės privedi prie to, kad jie abu sėdi naiviam objektyvume ir mato, tik tai turi savo požiūrį gyvenimą, bet jie nemato tiesos, jie apsiramina ir baigia muštis. Tai naivaus objektyvumo suvokimas, jis sumažina fanatizmą ir bandymą traukti savo partnerį į savo pusę. Todėl baikit siekti artumo per bendrą požiūrį. Paprasčiausiai girdėkit, jeigu jau taip išaiškėjo, kad labai labai skirtingi pasaulio matymai, teks mokytis vienas kitą priimti. O jeigu kažkas iš dviejų žmonių fanatikas, kuris yra žiaurus savo požiūrį,
nelankstus ir nepriimantis kitų nuomonių, ką jūs toj poroj darot? Von iš ten. Bėkit kuo toliau. Tai čia yra pirmas. Tomai, žinok, šiandieną programos vinis yra gundimas link centro. Vat kai tu papasakoji, tai buvo kažkas tai tokio. Aš įsivaizduoju, kaip aš šoku viliotinį savo žmonai, kaip pritraukti ją arčiau savo pažiūrų. Žiūrėk, tai paprasčiausiai man kaip šeškui, aš kadangi, mėgstu pajuokauti, ne vietoj. Bet tai yra labai juokinga situacija. Mes su Tomu padarysim seminarą. Gundimo šokis, kaip privesti savo mylimosios arba mylimojo pažiūros labiau arčiau link savęs. Nors per seksą irgi pakankamai gerai gaunasi. Toliau. Ar gali sugyventi optimistas su pesimistu? Pora. Tai dabar, jeigu požiūris yra per optimizmą ir pesimizmą, turėkit omeny. Aš čia dabar nejuokausiu apie optimistus ir pesimistus, nes visi žino tos juokus, bet pesimistas visą laiką tempia porą žemyn. Ir nei vienas šviesiai matantis žmogus pasaulyje, kuris yra šalia labai tamsiai matančio žmogaus, jisai neatlaikys. Tai yra labai retas atvejis, kada, kaip sakoma, spjauk į akis, o ten tiesiog šita dieviška rasa, žinai, pasiverčia visas tas briūdas įspjautos į akis. Taip nebūna. Deja, mes susiteršiam. Ir jeigu yra labai negatyvus ir normalus arba šviesus požiūris į gyvenimą, paprastai tas, kuris turi negatyvų požiūrį, jisai nutempia porą į dugną ir tuo viskas baigėsi. Todėl tai negali, jie gali kurį laiką koegzistuoti, bet tai baigėsi paprastai skyrybom ir Tomai, aš jaučiu savo praktikoje tą patį esi matęs, kaip negatyvus žmogus, tamsus žmogus nutempia porą žemyn ir sudubasina šviesesnį žmogų, labiau mylintį žmogų. Taip? Ir toliau, tada sekantis momentas. Žiūrėkit, dar yra ne tik krizinis požiūris, kada krizė įvyksta, kada skirtingi požiūriai. Dar yra, kai įvyksta krizė poroj. Skirtumai yra tokie, kad kas imasi iniciatyvos, poroj vyksta kažkokia avarija, sudužo mašina. Kas imasi visą situaciją reguliuoti, tvarkyti. Arba kažkas, tokio ČP, didelis ČP vyko šeimoje, kažkas užsidegė, pavyzdžiui, užsidegė palikta keptuvė su maistu. Būna, vyras kartais pamiršta tokius dalykus. Atsimenu, vaikas taip darydavo. Dabar to nebedarau, žinot kodėl? Todėl, kad žmona gamina, ačiū Dievui. Tai dabar, žiūrėkit, kai yra krizinė situacija, kas imasi krizės valdymo? Ir supraskite tokį dalyką, kad kartais moteris per anksti įbėga ir pradeda valdyti visą situaciją. Ir vyras labai labai įsižeidžia, nes hierarchiškai moteris parodo, kad jinai, kadangi visą atsakomybę prisiima už krizę, jinai pirma lenda tvarkyti, vyras jaučia tame pažeminimą žiaurų. Ir labai svarbu dviejų žmonių požiūris į krizės tvarkymus. Kas užsiema svarbiausiais klausimais poroj, nes labai svarbu įsivertinti prieš sueinant į santykius, ar tai yra kolegialus sprendimas, ar dalis vyrų labai mėgsta būti šiek tiek hierarchijos viršui, arba labai viršui, bet čia apie nesveikus variantus nekalbėkim. Tai yra apie tironą ir vištą mes nekalbėkim, nes tai prasme tai yra labai skausminga tema. Bet jeigu vyras nori būti labiau sprendžiantis, prisiemantis atsakomybę, o kartais vyras nori būti atsipalaidavęs, kad moteris perimtų, labai svarbu, kad abiejų požiūris sutaptų, arba tai pora turi prieiti prie susitarimo, kas ką kuo metu daro ir kas imasi. Nes kai pareina krizė, abu yra bėk arba kask režime, abu yra tam tikroj baimė, pykti, panikos zonoje. Tada tartis nesigauna, nes ten gaunasi tada rėtynės tarpusavį, bandymas išsiaiškinti hierarchiją, kada dominuoja jau nebe šviesus protas, o instinktai, kai reikia kažką padaryti. Ir gaunasi taip, kad po to krizės susivėlimo žmonės nebesišneka.
Ir tada reikia aptvarkinėti porą. Ir mano atvejais mes tvarkom porą, kad išsiaiškinti, susidėliot, kas kur ką daro, koks yra požiūris ir ar galima rasti bendrą kažkokią tai vardiklį. Pavyzdžiui, mano gyvenime, vienu žodžiu, mane paterorizavo licensing troliai, kad aš vieną paveiksliuką prieš 10 metų copyrightinį įdėjau į savo saitą. Ir aš gavau žiaurią baudą. Žmona nesikišo. Todėl, kad tai buvo mano reikalas. Lygiai taip pat mane savo laiku vienas žmogus terorizavo nužudyti. Žmona atėjo ir paklausė. Jo, aš pašnekėjau telike ir dalis žmonių užpavydėjo ir aš pašnekėjau labai negražiai apie bandytus. Ir mane pusę metų grasino nužudyti. Nei policija, nei sekliai neišgaudė to veikėjo. Gudrus buvo. Ir žmona priėjo ir paklausė, sako, Šarūnai, čia yra mano reikalas? Sakau, ne. Tai aš galiu nesijaudinti visiškai. Sakau, visiškai nesijaudink, aš tai praeisiu, aš tai susitvarkysiu. Ir man tai buvo, aišku, gilaus dvasinio kelio patyrimai, nes galima traumuotis nuo tokių dalykų, galvojant apie mirtį kiekvieną vakarą, kad gali neatsibust arba būti nukankintas. O gali atlikti rimtą dvasinį darbą susitikdamas su mirtim. Nes tada labiau pradedi gyventi, nes čia yra viena iš vyriškų temų, Tomai, taip, kur vyras turi apmastyti ir kiekvienas žmogus turi apmastyti savo mirtį tam, kad pradėtų gyventi. Bet šiandien tai yra ne šita tema. Gerai, Tomai, pratęsk prašau ir jeigu ką ir užbaigsim, šiandieną trumpiau, bet koncentruotai. Amerikoje buvo padarytas tyrimas, kurį aš dažnai cituoju, buvo ištirta, kad laimingos poros yra tos, pas kurias yra daugiausia įvairiausių panašumų įvairiausių srityse. Ir atvirkščiai, kuo daugiau skirtumų, tuo porose mažiau laimės. Tai šiuo atveju politika yra vienas iš tokių punktų, kurį galima labai sureikšminti arba galima jį laikyti visai nesvarbiau. Galima būti kažkokiose pažiūrose, bet, sakykime, dar vienas iš sprendimų tai yra politikos temų apskritai neliesti poros santykiuose. Tai tą reikalą, taip sakant, dėti į stalčių, užkapsuliuoti, kad čia neliečiama tema, tabu ir taškas, ten nesvarbu, kaip kas žiūri. Realiai gyvenime tai ne visada pavyksta, gali būti, kad įvykus kažkokiam aštriam pokalbiui tą temą vėl išlys, bet jeigu pora tikrai nori sugyventi, tai tikrai gali šitokį, tai gali būti pakankamai efektyvi priemonė, tiesiog pastatyti, kad tai yra tabų tema. Taip, sutarti nesutarti. Kaip? Sutarti nesutarti, kaip sakoma, tas, taip, Tomai, pertraukiau. Taip, nes šį porą sieja daug kitokių klausimų, daug kitų dalykų ir jeigu kiti dalykai yra žymiai svarbesni, o politika yra kažkur in between, tai yra tarp jų, tai galima tiesiog nustumti šoną. Na, aišku, būna ten tokių keistų išimčių, kai kažkas taiga labai susireikšmina, kažkokiu tai užsiplėski, kažkokiu klausimu. Vat, mano vienai labai gerai pažįstamai porai, jie gyvena užsienį, vyras yra mano labai senas geras draugas, žmona užsienietė. Ir koronos metu staiga, reiškia, išaiškėjo labai ryškūs skirtumai. Jie pragyveno daug metų kartu ir staiga apsivertė viskas virto skyrybom. Ir iki šiol reiškia tos problemos negali spręsti, nežiūrint, kad jie juridiškai išsiskyrė, bet nori tos santykius kažkaip palaikyti ir neranda trigerio rakto, kaip tą politiką padėti į šoną. Tai yra dar vienas aspektas, šiek tiek panašus į tą, kurį aš tik minėjau, bet jis yra naudotinas pažinčių etape, kai pora dar tik tai pradeda pirmus žingsnius bendravime. Tai čia yra klasikų klasika tiem, kurie neranda savo antrų pusę, va taip kaip ten tas minėtas vaikinas, kuris randa tik tai kairiųjų pažiūrų merginas ir nieko daugiau. Tai taisyklė yra tokia, mažinti reikalavimus, stipriai mažinti reikalavimus, antrai pusiai paprastai tokia vadinama nykščia taisyklė mažinti per pusę, mažinti 2 kartus. Nuleisti kartelę 2 kartus, žemiau negu tu laikai. Gal tai gali liesti visus klausimus, tai gali liesti konkrečiai tik politiką,
Ir tai tikrai leis tokią problemą išspręsti. Netgi pačioj pradžioj, kol dar santykiai neprasidėjo, tai gali leisti porai, taip kaip minėjau, pastatyti šitą klausimą iš karto už santykių temų, palikti šone, neliesti ir viskas. Ir tada gali laimingai gyventi. Jeigu jie aštrina tą temą, reiškia, jiem kažkas kita yra daug svarbiau negu jie vienas kitam. Na, galima sakyti, jiem labiau svetimi žmonės svarbiau negu jie patys. Tai dar vienas momentas. Tai tiek. Tomai, dabar tada aš komentarus ir klausimus skaitau ir dar mes galbūt pasisakysim apie vaikų auklėjimą, kai yra labai didžiuliai skirtumai požiūrio tėvų į vaikų auklėjimą, arba poros, arba išsiskyrusių, ką tokiu atveju daryti. Tai dabar Loretos pirmą išmetu, aš nepailiui metu. Tai dabar taip, sveikata, skiepai, tai yra nesutarimas, taip, tai yra žiaurus nesutarimas, bet vėlgi sutarti, nesutarti, vaikai, mes dar biškį pakalbėsim apie tai, taip, anksčiau ir vėliau pasireikš, čia jau tenka pasirinkti. Deja, taip. Tai ačiū Loreta už komentarą. Nebent tu, Tomai, kažką turėjai pakomentuoti ties Loretos momentu. Na, čia ir yra tie aštrieji klausimai, kurie užaštrėja eigoje ir labai kartais netikėtai. Tai čia yra tiesiog išbandymai, labai stiprus testai porai, ką jie iš tikrųjų laikė užantyje. Jeigu jie turėjo kažkokius skeletus ten uždarę savo spintose, tai dabar laikas juos parodyti ir kažką su to daryti. Tai jeigu jie tikrai vienas kitą myli, tikrai realiai viens kitų rūpinasi, tai jie tada šitus klausimus ras kaip išspręsti, arba kompromisais, arba kažkuris, kurio pozicija yra stipresnė, tas arba išmintingesnis, jisai nusileis antrai pusiai. Čia tas, kuris išmintingas, žino, kad nežino. Tai, ta prasme, o kitas daugiau rėkia. Taip, kad Tomai, žinai, tai yra, susidurigi su žmonėm, pats gerai žinai, kaip tai veikia. Tai va, konsultacijose mesgi paplušam, kad susitvarkyt. Gerai, tai dabar aš tada Loretos klausimą gesinu ir kadangi pasitikiu Simoną, iš karto metu jos komentarą arba klausimą į vietą. Ar kompromisai pora kaip tik gali veikti priešingai? Juk ne vienas partneris negauna to, ko iš tiesų norėtų, ar tuomet abiems nekiltų nusivylimo. Mes šiuo atveju kalbame apie kompromisus link požiūrio. Ir kompromisas link požiūrio tai yra pasilikti ties savo požiūriu. Paprasčiausiai nekišti to požiūriu vienas kitą. Šiandieną apie kompromisus poroj mes su Tomu nešnekėsim kitose vietose. Nes taip, Simona, tu teisi, kad kartais kompromisas būna lose-lose. Tas variantas pralaimėjęs. Ir kompromisų menas yra atrasti, kad vienam būtų neutrali pozicija, o kitam laimėjimas. Minimum. Jeigu tai yra laimėjimas, pralaimėjimas, tai ne kompromisas, tai yra tai mes nevadinam savo kompromisu. Bet kada yra daug maž tvarkoj, kitam susitaiko, kenčia kitas. Nekenčia, bet sako, tiek to. Tada tai yra kompromisas ir tada tos kompromisus galima taikyti. Tomai, ar dar kažką Simonai nori pasakyti į jos klausimą? Na, mano mintis irgi panašiai tavo, bet aš turiu omeny, kad kompromisai tada, kai yra visas spektras klausimų ir vienoje srityje yra kažkas labai užaštrinta, tai galima tai kompensuoti kitais punktais. Na, kitaip paprastai kalbant, tiesiog nupirkti savo mylimą žmogų gerumu, švelnumu, pasiaukojimu kitose srityse, o šitą sritį paliekant jam. Super komentaras. Taip, gerai, rizikuoju toliau Virginija. Nepažįstu Virginijos, lyg ir. Taip, kaip rodyti turi dėmesį, ar vien tik vyras, ar iniciatyvą rodyti turi kartu santykiuose, seno mąstymo sukirpimą, laukiamą vyro iniciatyvos ir kaip tai turi būti. Gerai, požiūris iniciatyva. Gerai, aš galvojau, kad tai yra labiau apie iniciatyvą klausimas, tai būtų ne į temą, bet požiūris iniciatyva. Tai yra šiandieną irgi poros tema. Skirtingi požiūriai, koks turi būti iniciatyvumas. Tai Tomai, aš tada tau perduosiu šitą klausimą, aš paskui atsakysiu irgi savo dalį, ką aš apie tai manau. Na, mano supratimu, čia sunkus klausimas šiuolaikiniam žmogui, nes šiaip aktyvus elementas dažniausiai yra vyras
Ir jeigu jis nėra aktyvus, tai tada viskas, mano supratimu, yra labai didelė problema, nes jeigu moteris imasi iniciatyvos, tai ilgam laikotarpį, kaip ir tu pats sakai, apsiverčia hierarchija santykiuose. Tai sprendimas, mano manimu, ką moteris gali padaryti, tai gali padaryti tokį, sakykime, triuką ar gudrybę, ar išmintį, jinai gali paskatinti vyro iniciatyvą tam tikrų netiesioginių būdų, kas yra vadinama, tai yra, kitaip sakant, savivertės kėlimas. Jeigu jinai skatina jo savivertę visais įmanomais būdais, tada jo iniciatyva atsigauna visam fronte, visose srityse. Jeigu ne, jinai gali gesinti iniciatyvą sąmoningai arba nesąmoningai ir sukel problemą. Tai tokiu būdu jinai netiesiogiai tą iniciatyvą gali parodyti, bet netiesioginiu būdu. Aš tave, Tomai, pertrauksiu dėl iniciatyvos, bet labai Tomas gerai sako, yra daugybė būdų ir mokymų, kaip moteris prisiklauso popso santykių ir tampa kantri, nesako savo norų. Ir ta prasme, su kuriuo bando išgauti vyro iniciatyvą laukdama. Būkit labai atsargios, mielos moteris, ypatingai dėl iniciatyvos, nes reikia žiūrėti bendrai į vyro iniciatyvumą, ta prasme, gyvenime. Neprisidarykit vaikų, jeigu, ta prasme, per greitai. Pamatykit, pagyvenkit su vyru, pažiūrėkit, ar jisai yra bendraja prasme iniciatyvos. Tai yra vienas momentas. Bet yra dalis būdų neteisingai mokomų. Ir moteris laukia tenais, kantrybė, švelnumas, sakymas tu geriausias. O vyras kaip nieko nedaro, taip ir nedaro. Todėl pasimokykit, pasižiūrėkit, kūrybinis požiūris į tai, mes tai mokom, bet mes šiandieną nesiplėsime tai, nes kaip tai padaryti, tai yra ne šiandienos klausimas, šiandien yra požiūris iniciatyva. Toliau, sekantis momentas. Iniciatyva. Kaip aš pasakoju, ką reiškia iniciatyvus vyras? Jeigu moteris reiškia savo norus ir jis sako savo norus vyrui ir vyras vykdo, tai čia vyras neiniciatyvus, ar jam paprasčiausiai tinka tai, ką moteris norim, nes mums vyrams daug kas tinka. Pavyzdys, mane žmona klausė, sako, Šarūnai, ką valgysi vakarienį? Aš sakau, viskas tinka. Sako, tai aš tada virsiu kiaušinius. Ne, nenoriu. Mes pasakysim, kur mes nenorim, bet daugeliu atveju jūs pataikot ir mums viskas yra gerai daryti tai, kas jums yra gera. Mes išsirinksim ir dažniausiai mums tinka. Dažnai būna tame problema, kad vyras neturi savo poreikių ir moteris mato, kad jis yra nevyriškas, jisai neturi sveikos egoizmo dozės, kuris neatsižvelgia į savo poreikius. Tai čia yra problema iniciatyvoje vyro, nes jis turi paimti, kaip moteris turi reikšti savo norus ir stebėti, ar vyras kombinuoja tos norus ir važiuoja į priekį. Taip, kaip garvežys tempia tą norų traukinį abiejų. Problema yra tame, ką aš susiduriu poroj, kad mes vyrai antiek esam vykdytojai ir pripratom aptarnauti moteris, nuo mamos, darželio auklėtojas, mokytojas, daugybė moterų. Mes pamirštam patys save. Aš dabar nekalbu apie egoizmą, kai mes tik tai apie save galvojam. Tai čia yra kita problema mūsų vyrų. Bet iniciatyvumas tarnauti moteris noram, tarnauti savo noram. Ir kaip žmonės ar sveikai mato tą situaciją, nuo to daug kas priklauso. Todėl iniciatyvos rodymas bendraja prasme, ar turi rodyti kartu santykiuose? Vienareikšmiškai. Tai turi būti panašiai. Tik tai iniciatyva tam tikrose srityse geriau yra vyrui. Veikloj, piniginiai labiau srityje, sprendimuose šiek tiek labiau prisimti iniciatyvą. Moteriai patartina, bet tai yra ne kiekvienai porai. Labiau prisimti iniciatyvą, eiti taikytis, eiti atkurti ryšį, megzti santykį, palaikyti santykį. Labiau moteriai. Tai yra ne kiekvienai porai tinkama, bet ta prasme, tai veikia geriau. Todėl iniciatyvumas jis neturi būti lygus kiekvienoje srityje, o kiekvienoje srityje pagal talentą, pagal specializaciją. Nes
būna, pavyzdžiui, moteriškas vyras ir vyriška moteris. Jeigu yra pabrendę pakankamai, vyras labiau rūpinasi santykio sritim, moteris labiau rūpinasi veikla. Jeigu jiem tai tinka, ta pora būna harmoninga. Mes nekalbam dabar apie du nebrendylas, kaip pavyzdžiui, moteriškas vyras, kuris yra nebrendyla, arba moteris vyriška, kuri yra, ta prasme, tironė. Arba vyras tironas ir moteris paprasčiausiai, nemylinti savęs. Aš apie tokius atvejus nešneku, nes tai yra ne iniciatyvos klausimas. Ten iniciatyva dar daugiau pridaro bėdos negu naudos. Todėl iniciatyva skirtingose vietose yra skirtinga.